Sveiki bičiuliai. Šiandien esu nedideliai upeliai, bandysiu pagauti joninių upėtakį. Senokai iš tikrųjų nesimatėm. Ne dėl to, kad nežvejojau, bet tiesiog nefilmavau. Kaip sakyt, tokių turėjau gal nemažai, bet trumpų žvejybų, tai kitą kartą net kameros neimdavau. Laiko nedaug turiu, kokį 5 valandėlių. Beje, ačiū Dimai Leščiukui už numestą tašką. Tokia ne visai planuota ta žvejyba. Pamiršau graibštelį pasiimt. Žodžiu, nemarinuoju ir varau prasibrist. Vanduo tik tai man čia toks truputį įdomus. Toks, kaip sakyt, su geru dūmeliu. Nėra kakava, nėra visai nepermatomas, bet toks, kaip sakant, mutnokas. Bet tikėkimės, viskas bus gerai. Aišku, čia vakar lyjo, naktį lyjo, tai matomai šiek tiek ir pasidrumstęs tas vanduo. Bet kokiu atveju reikia bandyti. Tai visiems gero žiūrėjimo, man neišvino. Oi, koks kliuvukas. Blemba, koks kliovas buvo. Tas užsigavo, tai manau, kad nebekartos, bet blemba, gražus upėtakis buvo. Hebra, kaip upėtakis. Opa. Gerai, nereiks atkabinėti. Eina savo, koks gražus. Kaip ir nepačiupinėtas, bet tokioj mažytėj duobutėj čia va tupėjo prie akmens. Visai tokioj nedidukiai. Jėgelė. Kažkokia fantastika, hebra. Bet tai kokie jie stiprus. Tas nedidukas, bet kaip jisai duodasi. Jei, 4 žuvis. Hebra. Eik tu savo, kažkokią fantastiką. Kokio gerumo. Kokio stiprumo. Eina savo. Kaip jie duodasi. Oi, koks grožis. Oi, koks grožis, hebrytė. Liuks.
Kokius jis čia cirkus išdarinėja. Iš antro karto pasiėmė. O, koks grožis. Iš antro karto. Koks pilvuziukas. Opa, kaip netikėtai. Tokiam visiškai stovinčiam vandenį. Mutnekia visiškam. Nu, bet jie ir stiprus, eina į savo. Netikėtai vietoj, netikėtai. Kaip karosas. Nu, nelabai aš pratęs gaudyt stovinčiam vandenį upėtakį. Eik tu nafik, kaip nuėjo. Dar vienas. Eik tu savo. Vienas nuėjo, kitas užkybo. Tik jaučiu tas, kur nuėjo, didesnis buvo. Nesiduok, nesiduok. Ai, kaip netriukšmauja. O, koksai gražuliukas. Eina savo, vienas nuėjo, kitas iš karto pakartojo. Ir prieš tai mačiau, kad kybo, bet nepataikė net į voblerį. Nemanau tikrai, kad čia tas, kur susitaškė ir nuėjo, kad tas pats užkybo. Tikrai taip nebus. Vėl toksai ramus ruožas be srovės. Nežinau, man tokie nelabai patinka. Man upėtakiui smagu, kur tėkmė srovė, čia pasižiūrėkit. Lyguma. Vos nestovintis vanduo. Aišku, pagavau ir tokiam ruože, bet žymiai mažiau negu ten, kur srovelė.
kažkaip daug laiko neskiriu, plus gylio nėra visiškai. Tikiuosi nebus labai ilgas šitas ruožas ramus ir pribrysiu vėl kokias raunumėlės, nes laiko jau nedaug liko, tai dar norėtųsi pagauti kažką, nors jau 11 žuvyčių iškrapščiau, dar kiek kibimų, kiek atsivijimų. Tai žodžiu, žiauriai smagus laikas, super. Jau šito gėrio tai netrūksta čia toj upėj. Tikėtina, kad turi upėtakį, ką valgyt turi. Šauna koks radinys. Čia turbūt kokias stirnos koja gal. Vandenį ir dzikais aplipus. Ir šiaip čia toks aplink kvapas kaip zoologijos sode gal. Jo, dar vienas radinys. Lapiukas negyvas. Štai. O. Tai va iš kur tas kvapas. Oi, čia jau kažkas rimčiau. Va. Tai turbūt tikti upėtakiai sugraužė. Nu, tikiuosi meškučio nėra ir dar grįšiu iki namų. Kvapelis, tai patikėkit. Ne kažką. Oi, nosį riečia. Tu nafig. Eik tu nafig, o čia tai žvėris. Ui, koks tai girulis. Ui, koks gražus. Storas, pavalgęs. Pridėsiu prie rankenos, paskui pažiūrėsiu. Va, koksai nedidukas. Na, važiuok. Važiuok. Čia va šitam trumpam raželio, nuo čia iki čia. Gal 4 ar kibimai. Aišku, nedideli, bet pats faktas.
veiksmas. Atsisegė. Lemma visai neblogas buvo. Nu ką, baigėsi mano žvejybos laikas. Dar nemažas gabaliukas pareiti iki mašinos, parvažiuoti. Žodžiu, superinė žvejyba kelių valandėlių. Rytinė. Pagavau lygiai 15 upėtakių. Aišku, didžioji dauguma nedidukai, bet veiksmą per akis 15 ištraukiau, tai dar turbūt, nežinau, tiek pat, jeigu nedaugiau, dar atsikabino, nusipurtė, atsivijo, kibimų buvo. Žodžiu, upė gyva. Kaip sakant, atsiroviau, pakaifavau, žiauriai smagiai, žiauriai. Senai gaudžiau upėtakį, labai fainiai čia prasiėjau. Tai va, nu, dabar stengsiuosi pafilmuoti gal daugiau tų žvejybų. Tai susitiksim greičiausiai jau ne upėtakių žvejybai. Bet kokiu atveju, ką begaudytumėt, visiems neižvyno. Kiek čia tas vasaras yra, skubėkim pasidžiaugti bet kokią žuvim, bet kokiais žvejybos būdais, aišku, legaliais. Visiems neižvyno, o aš varau iki mašinos ir važiuoju namo. Iki.